Žinot, kai kurie buvo kolegos nustebę, kad šiandien po tokio, svarbaus susitikimų su Respublikos prezidente ir puikiai žinom, koks buvo tas laikotarpis, galima sakyti, turbūt daugiau kaip mėnesį laiko ryžausi išvažiuoti savo tėviškį. Bet tiesiog jutau tokį vidinį pašaukimą. Ir aš manau, kad gyvenime yra daug daugiau dalykų, kurių mes tikriausiai patys nežinom, kodėl taip atsitinka ir kodėl tai reikia. Bet turiu pasakyti, kad važiavau jausdamasis viduj tokį pakilimą. Ir atrodo, kad nebuvo jokio nuovargio, nebuvo jokios įtampos. Ir džiaugiuosi, kad taip jaučiuosi ir kad galiu čia apsilankyti ir tikriausiai grįžti į tą vietą, kur aš gimiau, mokiausi, augau, kur aš vaikštinėjau ir po to išvažiavau. Ir tikrai, kaip sakau, Lietuvoje po ilgos pertraukos, po antrojo turo rinkimų, keista, tikriausiai niekada taip nebuvo, kad aš nebuvau išvažiavęs iš Vilniaus, o atvažiavau čia pirmiausia į Radviliškį. Tai ir atvažiavau su didžiulė meilė šitam kraštui, šito krašto žmonėm. Ir tikiuosi, kad esu tikriausiai jaučiantis tam tikrą duoklę, kad čia mane užaugino, kad čia mane išleido kažkada ir kad turiu galimybę čia sugrįžti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Man didžiausias yra skausmas pirmiausia, kai aš matau informaciją ir kai kada mano kolega, kuris dirba Vilniaus oro uoste ir užsiima verslu, nors jis buvęs imtynininkas, pasaulio čempionas, toks Rimantas Bagdonas, jau solidaus amžiaus, ir jisai tiesiog pafilmuoja ir man kai kada parodo išvykstančių žmonės iš Lietuvos. Ir jisai labai turi tokią didžiulę medžiagą sukaupęs. Jeigu anksčiau važiuodavo žmonės iš Lietuvos, iš šeimos po vieną narį, tai vyras arba žmona, tai paskutiniu laikotarpiu važiuoja šeimos ir išsiveža mažus vaikus arba moksleivius. Tai man yra didžiausias galvos skausmas, kaip sukurti tokią čia aplinką Lietuvoje, kad lietuviai sugrįžtų. Nes išvažiuoja darbingi žmonės nebijantis rizikuoti, žmonės, kurie kūrė produktą kažkurio tai kitoj šaly, bet jie čia turi kurti. Tai mano pirmas tikslas yra, kad paskatint kuo greičiau gamybą su esančiais tiek finansiniais resursais ES, tiek Lietuvos biudžeto lėšomis. Tai mano prioritetas gamybos skatinimas. Kitas kryptis yra energetika, nes yra tikrai blogai, kada elektros energijos kaina didėja, dujų kainos auga, tai neigiamai atsiliepia ir šeimos biudžeto išlaidoms ir taip pat verslo, kaip sakyti, sąnaudos veiklos didėja, o tuo pačiu konkurencingumas irgi mažėja arba blogėja, tiesiog pasakius. Tai mūsų manimų reikėtų, kad artimiausiu metu ir būtų sudaryta darbo grupė, kuri turi peržiūrėti mokesčių sistemą. Tikrai artimiausiu metu mes jokios mokesčių reformos nedarysim, jokių būdų jokių naktinių mokesčių reformų nebus, bet tai darbo grupė yra numatytas tikslas pirmiausia, kaip sumažinti mokesčius darbo pajamoms. Yra visiškai iškreipta mokesčių sistema, kada pagrinde įplaukas moka žmonės tie, kurie gauna pajamas iš darbo ir PVM, tai reiškia irgi vartotojo mokestis ir akcizas. Tai matom, kad išbalansuota sistema, o iš kapitalo mes gaunam 5–7% bendroji pajamų struktūrai. Toliau, kuo racionaliau būtų planuojamos lėšos tiek ES biudžeto, tiek valstybės, kuo efektyviau jos panaudojant, nukreipiant į geresnį rezultatų siekimą. Mano bus pagrindinis reikalavimas, kad ne tik svarstant biudžetą ir jį priimant būtų viešai matoma, bet tiesiog pasibaigus biudžetiniams metams būtų aiškiai visuomenei pateikta informacija, kaip tos lėšos buvo panaudotos ir koks yra pasiektas rezultatas. Nes mes turim pinigus naudoti taip, kad neaiškint visuomenė kaip pliusą padėti,
bet pasakyti, kaip paskatinom ekonomiką, kaip vystėm infrastruktūrą ir kaip atsilieps ilgalaikiam ekonomikos procese. Kitas labai svarbus spektras tai yra žemės ūkio sektorius. Žemės ūkio gamyba mažėja Lietuvoje ir mano prašymu, kiek leidžia ES teisė, kad per didesnė finansinė parama būtų skiriama sektoriaus, kaip kiaulininkystėj, pienininkystėj, galvininkystėj, tas, kas sukuria pridedamą vertę. Jeigu pinigai yra išleidžiami sričiai, kuri nekuria pridedamosios vertės, tai tie pinigai didina infliaciją ir apsunkina, kaip sakyti, žmonių gyvenimus tie, kurie tą veiklą neužsima. Aš turiu pasakyti, kad nesu griuvėjas. Tikriausiai visada kalbu, kad esu kūrėjas ir procesai turi būti valdomi pirmiausia. Jeigu matoma, kad jie yra nevaldomi, tai yra labai blogai. Tai veda į tam tikrą anarchiją ir po to jau nebesupranti, kas valstybė valdo ir kokios yra interesų grupės. Mano manimu, visada reikia ieškoti variantų, kaip patobulinti. Nereikia niekada priimti sprendimų, kad tai kažkas lyg tai buvo daroma arba darė ne tie ir reikia viską sustabdyti, ne. Jeigu tai yra daroma žala ir po kurio laiko irgi pasimatys nuostoliai, tada taip, ir reikia kuo greičiau sustabdyti, kad nuostoliai būtų mažesni. Bet aš visada sakau, kad kas nedirba, tas neklysta, reikia ieškoti variantų, kaip visą tai patobulinti. Nes yra paskutiniu metu man gėda, kada jau iš Europos Sąjungos, taip pasakykime, parlamento skamba kiksnuojantys žodžiai apie Lietuvą, apie Ignalinos atominės elektrinės uždarimą, kad nesusitvarkom. Paskutiniu metu apskūstas įstatymas, kad reikės pirkti privalomai dujas iš kažkur tai, kad yra kaupiamos lėšos objektų statybai. Tai tikrai Lietuvai tai neduoda ir mūsų dar garbės. Ateina lietus, kamščiasi paukščiai, dangų žvalgosi dušas skeletus. Niūrus tamsus debesis leido šaknis rapyromis, moteris supo kūdikius, laukdamas grįžtančių vyrų. Vyrai ėjo iš girių, lašėjo sakainų kirvių, lėtai lašėjo nuo benčių, kotūnų trintų ir virvių. Moteris meldė dangų, kad vyrai sausi grįžti spėtų, gimė lietaus šaly, vyrai mylėjo lietų. Nes vyrai buvo iš tų, kuriais papuošiamos sakmes, iš tų, kas duoną bučiavo, gerbdavo akmenis, iš tų, kas atmintį savoje sąžinę garbę turėjo, juk žemė, kurioje ėjo, buvo jų šaknis. Gėris yra mumise, mūsų požiūrė į pasaulį ir save. Na tada gyvenimas ir man patinka, nes laimė tai meilė gyvenimui. Gyvenimas patinka jau vien dėl to, kad mes kvėpuojame oru, kad mes galime užuosti gėlių kvapus, kad mes galime regėti žvaigždes, kad mes galime jausti
Dievo artumą. Nes laimė tai ne tik naudojamasis turtais, bet ir gebėjimas mylėti ir būti mylimu, išvengti sunkių ligų ir nelaimių. Laimė tai galimybė medituoti, susilieti su gamta, patenkinti savo estetinius poreikius. Tad štai kodėl čia visi susirinkę į Šeduvos kultūros namų atidarymą visi tokie laimingi. Nes Šeduvos bendruomenė džiaugiasi ir džiaugsmo simfonija gieda. Juk šiandien tokia šventė, o ten, kur puoselėjamos tradicijos ir papročiai, ten kūrė gabų žmonės, kurie džiaugiasi vieni kitais ir savo džiaugsmo akimirkas perduoda vieni kitiems. Pasižadam, kad tikrai nesurudys. Pasižadam, kad jį sutepsim, prižiūrėsim, saugosim ir kad tas raktas taptų ne tik nuo durų raktu, bet raktu į jūsų širdis, mėly mūsų žiūrovai. Ačiū labai. Ne vienam iš mūsų suspaudžia širdį ir suvirpa visas kūnas, kada gali įeiti į atnaujintą, renovuotą pastatą. Iš tikrųjų, važiuodami, eidami pro šalį keletą metų atgal, galvodavom, koksgi likimas laukia šito pastato, ar neturėsim kažko nelabai gražaus, nelabai malonaus miestelio centre. Turbūt ne vienas šeduvietis, ne vienas mūsų bendruomenės narys apie tai pagalvoja.